Apie tuos pastaruosius rezultatus Lekas Pičiūra, vyriausiasis komandos treneris, sakė, kad LFA komanda pirmą kartą žaidė ant natūralios vejos. O čia galimybė, čia Osipovičius pasileidžia, jis baudos aikštelėje smūgiuoja ir Belgijos bus vienos B komandos trenerių, tad galima sakyti, kyla karjeros laiptais, o čia smūgis ir puikus įvartis, kairė koja nuostabiai sužaidžia šioje situacijoje Žygimantas Jurevičius. Na, tai yra žmogus, ne? Misiūnas krašte. Misiūno perdavimas, čia Korvelis, jo smūgis ir smūgis yra šį kartą. Būti pavojingas tokiose padėtyse, Misiūnas yra šalia, dabar Misiūno smūgis į vartus ir, sakyčiau, tikrai labai. Perdavimas prie artimo Virpsto, čia smūgis ir puikus. Nėra Pauliko, vis dėlto įvartis nėra įskaitytas. Štai taip viskas keičiasi. Irmantas Kaprašovas. Gal už įsibėgėjimą panašu, kad Tamaševičius smūgiuos, jis tai ir daro ir virš vartų skrieja kamuolys. Dabar keliauja jis į priekį, įsibėgėja Transinvest B, Petkus priekyje, žaidžia 1-1 ir smūgiuoja į vartus, puikus vartininko žaidimas 2 kartus. Sema. Kairė koja perdavimas. Ir čia tolokai atsileistas kamuolys, bet smūgis labai grėsmingas. Augustas Tamoševičius dešinę gavo, taisyklių pažeidimas nėra fiksuojamas, Korvelis pabando. O čia dar viena galimybė, Jurevičius smūgiuoja ir Jurevičiaus su B1 komanda, o Dainava egzaminuos Bobrungą. Čia labai gera situacija ir tempiamas už rankos. Artiomas Osipovičius, fiksuojamas 11 metrų baudinys. Rungtynė su ekranu, o dabar galimybė pasižymėti nuo 11 metrų žymos ir čia variantų jokių. Čia 11 metrų baudinys tiesiog įspūdingas, tiesiai rytinė lyga buvo įspūdinga Baltijos futbolo akademijai. Komanda laimėjo visus įmanomus turnyrus. Čia smūgis blokuojamas jis, Korvelis. Perdavimas dešinė koja ir štai tokia situacija, visiškas gaisras, kurie liko Žilo. Rungtyniauja ten, taip pat žaidžia Nojus Petkus, o čia galimybė ir įvartis pelnytas, bet nuošalė fiksuojama ir jis nebus įskaitytas. Ir taip pat Švečenko, Kovtunas, Leonenko, Garabko yra čia dar kartą situacija, perdavimas ir pelnytas įvartis. Viskas labai gražu. Na, Žygimanto Jurevičiaus turbūt ne pats sudėtingiausias įvartis buvo Rygoje, bet jis šiuo metu dabar yra būtent Transinvest B komandoje. Čia galimybė, smūgis ir įvartis į savo vartus. Brikovui jis bus įrašytas. Ši ekipa ieško antro savo įvarčio. Neblogas perdavimas ir smūgis. Taip pat ir Valentinas Jeremenko, kuris yra fizinio rengimo treneris. O čia smūgis ir puikus įvartis. Labai gražu. Čia galimybė, tolimo smūgis, labai grėsmingas. Sailandas priekyje, 1-1. Čia yra pražanga ir tai gali būti liūdna. Tai gali būti raudona kortelė, taip ir nutinka. Brikovas oponentui ir raudona kortelė dabar rodoma. Proga ir smūgis į vartus, pataikyta į gyvatvorę. Dar vienas mėginimas, kairė koja. Į priekį Balabanovai, Balabanovas. Ir neblogas sumanimas, kokia proga. Na, Ervinas Balabanovas. Laikas senka. Misiūnas dešinę koją ir smūgis į vartį Žygimantas Jurevičius. Žygimantas Jurevičius nuspėjo kairį kraštą, Ambrusevičius. Ambrusevičius! Ojojoj, koks smūgis, labai pavojingas. Nes 2 įvarčiai skiria komandas ir galimybių jau nebeliko. Transinvest B ekipai laiko liko labai mažai, tad puikios rungtynės, labai įdomus mačas. Manau, nenusivylėte, kad jį